Labas, kaip laikaisi? Šiandieninėme vaizdo įraše noriu tau parodyti 4 paprastus pratimus, kurie padės pristabdyti kelio artrozę ir pagerinti būklę. Jei manęs dar nepažįsti, labai malonu susipažinti. Aš esu dr. Aleksandras Mota, esu kineziterapeutas osteopatas ir labai džiaugiuosi, kad esi čia. Pažiūrėk į šį klausimą. Dr. Aleksandrai Mota, turiu kelio artrozę ir uždegusius meniskus. Visada darau tempimo pratimus, bet kitą dieną atrodo, kad užpakalinė kojos dalis yra tarsi sutraiškyta. Nežinau, ar gerai paaiškinau, bet būčiau labai dėkingas, jei mane pakonsultuotumėte. Artrozė yra viena iš dažniausiai pasitaikančių temų. Tiek čia kabinete, tiek Instagram ir čia YouTube'o nuolat sulaukiu klausimų apie tai. Bet matau, kad daugelis žmonių net nežino, kas iš tikrųjų yra artrozė. Ar tai uždegimas? Ar tai kažkas, kas greitai praeina? Ar tik operacija gali padėti? Ar yra vaistas, kurį išgėrus artrozė praeina? Eikime toliau. Artrozė yra nusidėvėjimo sinonimas. Žinote padą? Sportbačių padą, kai daug vaikštote, ar šlepečių. Matote, kad jis vis labiau nusidėvi. Ir priklausomai nuo šlepečių kokybės, priklausomai nuo to, kaip jūs minate, viena pusė nusidėvi labiau nei kita. Avalynės pado forma keičiasi priklausomai nuo nusidėvėjimo. Tas pats vyksta ir su keliu. Pažiūrėkite, čia pavaizduotas kelias, šlaunikaulio kaulas ir blauzdikaulis, tai yra blauzdos kaulas. Atkreipkite dėmesį, kad jų paviršiai yra labai lygus, jie dera tarpusavyje ir slysta vienas per kitą. Kai pradeda dėvėtis, šis sritis čia nustoja būti lygi ir pradeda atsirasti nelygumų. Ji tampa nelygi. Gerai? Tiek šlaunikaulio, tiek ir blauzdikaulio kaulo paviršius. Toks dėvėjimasis, šios formos praradimas, čia yra artrozė. Dabar tik supratau. Ką? Dabar tik supratau. Taigi būtent dėl to, dėl šios formos praradimo, dėl šio dėvėjimosi atsiranda artrozės simptomai, kurie yra skausmas žinoma, nes vyksta dėvėjimasis, kartais beveik kaulas liečiasi su kaulu. Tas jausmas, kuris iš pradžių primena smėlį sąnaryje, vėliau pereina į traškėjimą, po to į spragsėjimą, o kartais net atsiranda užstrigimo jausmas keliuose. Taip pat gali atsirasti ir tinimai, tai ką mes vadiname sąnario skysčio susikaupimu arba vandeniu keliuose. Au! Aleksandras, tai jei susidėvėjo, belieka tik pakeisti. Arba jei tai kitas kelis, arba jei gimsi iš naujo, tai jau amžiaus reikalas. Ramybės ne visai taip yra. Pagalvok kartu su manimi. Jei tai būtų dėl amžiaus, jauni žmonės, kurie neturi antsvorio, jie neturėtų artrozės. Argi netiesa? Ir jei tai būtų dėl to, visi pagyvenę žmonės, visi, kurie turi tam tikrą amžių, turėtų artrozę. Mes žinome, kad taip nėra. Mes pažįstame žmonių, kurie jau yra vyresnio amžiaus ir neturi jokių problemų su keliais. O yra ir paauglių, kurie jau turi nusidėvėjimą, jau turi tą artrozę. Tai tiesa. Dažniausiai taip nutinka dėl mechaninės perkrovos, per didelio judėjimo. Tai kai jūs per daug judinate vieną kelio dalį, arba vidinę, arba išorinę, ir būtent tas disbalansas, tas išsiderinimas sukelia nusidėvėjimą. Bet tada ką daryti, kad pagerėtų? Paprasta. Mes pageriname kelio padėtį, judesių pusiausvyrą. Pagalvok kartu su manimi. Jei mano kelis yra iškrypęs, nestabilus, jis sukelia artrozę. Kad kelis pagerinčiau, turiu pagerinti klubą, čiurną ir pėdą. Ir galiausiai patį kelį. Kai suteikiu daugiau pusiausvyros, kai atpalaiduoju visų šių sąnarių judesius, mano kelias nustoja labiau apkrauti išorinę ar vidinę kelio dalį. Jis nustoja spausti meniską, nustoja spausti girnelę. Ir tada tie artrozės simptomai sumažėja ir jūs sulėtinate artrozės progresavimą. O džievi, manu! Beje, aš jau esu įrašęs vaizdo įrašą, kuriame parodžiau, kaip pagerinti kelio būklę dirbant su šlaunimi. Palieku jį čia kortelėje, kad galėtumėte pažiūrėti vėliau. Taigi, 4 pratimai, kuriuos dabar jums parodysiu, yra šie. Pirmas, kad pagerintumėte klubo judesį.
Antras, kad pagerintumėte pėdos judesį. Trečias, kad pagerintumėte čiurnos judesį. Ir galiausiai, kad pagerintumėte paties kelio judesį. Beje, noriu sužinoti iš jūsų, ar be kelio skausmo dar kuri nors iš šių vietų jums kelia diskomfortą. Palikite komentarą čia, kad galėčiau jums geriau padėti atsakydamas į jūsų komentarą arba įrašydamas vaizdo įrašą atsakydamas į jūsų klausimą, kaip darau ir dabar. Ir žinoma, kad nepraleistumėte savo atsakymo, būkite atidūs. Užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir pažymėkite visas pranešimų parinktis. Nes aš atsakysiu jūsų klausimą, o YouTube dar ir praneš, kad aš atsakau. Pažiūrėkite, kaip šaunu. Pažiūrėkite, kaip patogu. Taigi, pirmame pratime mes pagerinsime klubų judesį. Paprastas būdas tai padaryti, jei namuose turite tokio tipo kėdę, kuri sukasi, ji neturi turėti ratukų, gerai? Ji tiesiog turi suktis į vieną ir į kitą pusę. Darysite taip. Atsisėskite patogiai, kad nugara būtų gerai atremta į kėdės atlošą, o kojos tvirtai remtųsi į grindis. Taigi, jei jūsų kėdė yra per aukšta ir negalite gerai pastatyti pėdų ant grindų, puikiai idėja būtų šiek tiek ją nuleisti arba pasidėti po kojomis atramą. Kai kojos tvirtai remiasi į grindis, tiesiog pasukite kūną į vieną ir į kitą pusę. Kai atliekate šį judesį, jūs sukate šlaunikaulį. Kitaip tariant, tempimo pratimus darote kmubų raumenims. Suteikiate tepalo klubo sąnariui. O pačiam keliui jūs jau padedate tarsi atidarytumėte ir uždarytumėte kelio išorinę ir vidinę pusę. Šis paprastas judesys puikiai tinka pagerinti klubo pusiausvyrą ir puikiai pagerina paties kelio judėjimą, ypač jei yra menisko problemų, kaip šiandienos klausime. Ir jūs atliksite šį atpalaiduojantį judesį, neskubėdami 30 sekundžių. Ir jei namuose neturite kėdės, tai nėra problema. Ta patį pratimą galite atlikti gulėdami lovoje ar ant sofos. Tad atsivulkite ant šono, sulenkite kojas ir atlikite šį judesį. Išskleiskite kelius, nukreipdami kelį į lubas tiek, kiek galite, tiek, kiek jums patogu. Tada grįžkite atgal, atitraukite kūną ir vėl grįžkite. Tai tas pats judesys, kurį darėte sėdėdami ant kėdės, tik dabar darote jį po vieną koją. Geras patarimas. Uždėkite ranką ant juosmens, kad klubai nesisuktų į priekį ar atgal, o liemuo nesisuktų visas kartu. Laikykite ranką čia prie klubo, kad dubuo nesisuktų. Kelkite kelį, kelkite kūną. Pakėlėte kelį, pakėlėte kūną, tai vienas judesys. Darykite po 10 su kiekviena koja. Norėdami atlikti su kita koja, tiesiog atsigulkite ant kito šono. Antras pratimas yra pėdai, o trečias pratimas čiurnai. Tada atsisėsite, sukryžiuosite kojas čia, žiūrėkite, kad nesiremtumėte į pėdą, gerai? Remkitės čia virš čiurnos, kad pėda būtų laisva. Viena ranka laikote čiurną, suimdamas kulną, o kita ranka apkabinate pėdos viršų iš apačios. Ir čia darysite tokius judesius, tarsi suktumėte. Viena ranka eina į vieną pusę, kita į kitą. Sukite į vieną pusę, sukite į kitą pusę. Sukite į vieną pusę, sukite į kitą pusę. Šį judesį darysite čia 30 sekundžių. Atsargiai, nespauskite tiek, kad pradėtų skaudėti, gerai? Darykite šį judesį 9 tiek, kiek jums patogu. Ir čia mes iš karto pereiname prie trečio pratimo, kuris skirtas pagerinti čiurnos judesį. Trečiame pratime laikysite virš čiurnos, virš šio kauliuko čia, kuris yra vidinėje ir išorinėje pusėje, apkabinsite pėdos pirštus ir darysite tokį judesį, tarsi suktumėte ratą. Prisiminkite judinti iki tol, kol nesukelia skausmo. Galite padaryti 10 ratų į vieną pusę, o tada 10 ratų į kitą pusę. Ši ranka čia virš kulkšnies neleidžia kojai judėti. Gerai? Ir atkreipkite dėmesį, kad čia tai nėra tempimas. Man nereikia per daug tempti. Man tai reikia padaryti didelį ratą, 10 kartų į vieną pusę
10 kartų į kitą pusę. Ir geriausias judesys, geriausias pratimas, kurį aš žinau, norint pagerinti kelio sąnarį, pagerinti kelio judėjimą, ypač meniskų judėjimą, yra šis pratimas. Jūs atsisėsite, pėda remiasi į grindis, pakeliate pėdos priekį, pakeliate pirštus, kūnas lieka ant grindų. Ir jūs atliksite šį valytuvo judesį į išorę ir į vidų 10 kartų labai lėtai. Stenkitės, kai traukiate pėdą į vidų. Kartojam, kiekvieną kartą, kai traukiate pėdą į vidų, darykite šį judesį stipriai. Pėda juda į išorę, o į vidų judesį atlikite stipriau. Stipriai į vidų. Darykite tai 10 kartų neskubėdami. Ir tai yra keli pratimai iš Shodo metodo keliui. Jei dar nežinote, tai yra internetinė programa skirta pagerinti jūsų kelios sveikatą. Užkertant kelią problemoms, stabdant nusidėvėjimą ir žinoma mokantis kontroliuoti skausmą paprastais pratimais. Jei norite daugiau informacijos, sužinoti kaip tai veikia arba dalyvauti ir įsigyti Shodo metodą keliui, nuoroda yra šio vaizdo įrašo aprašyme. O dabar noriu sužinoti iš jūsų, ar šis vaizdo įrašas jums padėjo, ar sužinojote ką nors naujo. Tada paspauskite patinka čia, kad padėkotumėte man. Jūsų patinka padės jums, padės kitiems žmonėms ir padės mūsų kanalui. Šis kanalas yra mūsų. Noriu, kad pasidalintumėte šiuo vaizdo įrašu ir visais kitais iš šio kanalo, kad padėtumėte tiems, kurie jaučia skausmą. Padėkite žmonėms, kurie jums rūpi, nustoti savarankiškai vartoti vaistus, galvojant, kad nėra kito būdo numalšinti skausmą. O čia viršuje palieku tiesioginę transliaciją, kurią vedžiau, dalinausi patarimais apie kelius ir atsakinėjau į klausimus gyvai. Tiesiog spauskite ir žiūrėkite. Čia apačioje yra pilnas grojaraštis apie kelio skausmą. Jei vaizdo įrašas ten yra, jis gali padėti tiems, kurie jaučia kelio skausmą. Tiek šiam kartui, siunčiu didelį apkabinimą ir iki kito karto.